užimtas gyvenimas, ne visi yra svarbus, ne visi yra tiek reikalingi ir, sakysim, ką aš padariau, įsikėliau valdybos nuotrauką ir laukiu kažkokių žinučių iš jų turbūt. Ar žinočiau, tai iš tų 47 laiškų, kurie atėjo, yra, man iš principo nėra tiek visi aktualūs, bet, sakysim, valdyba, aš matau jau, kad aš esu gavęs būtent iš ten. Iš tų laiškų yra 2 atėję būtent iš to man svarbaus asmens. Aš galiu iš karto eiti, galiu iš karto matyti visą susirašinėjimo istoriją, ar tai būtų žinutės, ar tai būtų telefono pokalbiai. Ir aišku, aš galiu atsidaryti laišką, kokį gavau. Gavau kvietimą. Kaip ir neužimta darbotvarkė. Tai aš jį patvirtinu. Ir tokia man kelūnė, oi, ačiū labai už dovaną, brangiojo. Tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi. Man padės suvaldyti visą tai, ko man reikia. Dabar tai, ką mes matome ekrane, oi, kokios spalvos neįdomu, žinokite. Gal padarykime kitaip. Kokios spalvos moteriai patinka? Spėkit. Aišku, vienintelė tik tai. Taip ir padarysime, mes labai greitai pakeisime. Taip. Va čia tai telefonas, ar ne? Normaliai. Bet žiūrėkite, kaip atrodo mano ekrane, jis dar gražiau atrodo. Taigi, tai, ko man reikia iš tikrųjų gyvenime, aš ištikeliu į patį viršų. Taigi, man reikia suvaldyti tiek daug dalykų ir darbe, ir šeimoje, ir kad vyrai būtų sotus, ir kad darbai būtų padaryti. Taigi, visų pirma, keliu kalendorių į viršų ir stebiu pasiėmę. Dar vienas dalykas, kadangi vieną sūnų turiu kažkur, jisai nežinau, bastuose, kol kas nematau studentą savo, dar turiu ir dukrą, ir dar turiu vieną sūnų Londone. Tai jeigu pasižiūrėtume, tarkime, į aplikacijas skirtas orams, tai aš galiu iš karto pasižiūrėti, koks oras tenais Londone ir kaip mes prastai pakalbėsimės, tai aš galėsiu ir pasiklausti, ar tikrai taip. Žodžiu, tikrinu problemėlių tikslumą. Dar vienas dalykas man yra labai svarbu. Man vis tik tai yra svarbu, kad aš matyčiau 9 valandą mano žadintuvas žada skambėti. 1 valandą, kas ten yra kalendorijoje? 1 valandą. 12:50 turiu nuvažiuoti dukrai į baseiną įvežti. Viskas tvarkoja. Kaip jau mano brangusis kalbėjo, mano privatus kalendoriai ir darbo jie yra pažymėti skirtingom spalvom. Todėl aš visą laiką galiu pasižiūrėti iš tikrųjų, kas yra svarbiau ir nuspręsti, ar dukrai į baseiną, ar weekly sales. Taigi. Kas man dar, aišku, labai patinka, kaip dirbančiai mamai arba keliaujančiai moteriai, kad su šiuo telefonu aš praktiškai nepraleidžiu nei vieno momento. Ar vaikas pradėjo vaikščioti, ar, nežinau, kelyje pamačiau kažkokią situaciją netikėtą, net jeigu telefonas yra išjungtas, paspaudus vienintelį mygtuką, aš galiu iš karto užfiksuoti tai, kas vyksta. Oi, mano senelis grįžo, kur tu buvai? Kodėl vakarienės vakar nebuvai? Taip, dabar pasižiūrėsime. Žinau, pats visi dirbai. Mes dabar pasižiūrėsime, ką turim daryti ir su tavo. Taigi, viskas labai paprasta. Sorry. Einame į nuotraukas. Disnės nenoriu. Taigi, ką mes darysime su senelio nuotrauka? Aišku, kad tai Facebooką. Šiaip aš tai galėčiau pasirinkti, ar aš dalinuosi su kažkuo ir tarkime siunčiu e-mailų, bet šį kartą galbūt geriau užnuokit į Facebooką. Palaikinkit, gerai? Viskas. To ir pataginsim. Kur tu buvai? Kaip šiais laikais pasitinka vaikus. O jaunimui gyvenimas nelengva šiais laikais. Tiek daug veiklų, tiek daug užsiėmimų. Iš tikrųjų sunku visur suspėti. Nepyk man, vieną pakeitimą reikia tikrai padaryti. Taip jau žymiai geriau. Dabar telefonas kaip telefonas. Aš kaip ir daugelis kitų jaunuolių šiais laikais esu paskendęs įvairiose veiklose, užsiėmimuose, pramogose ir taip toliau. Sunku visur suspėti, net į namus sugrįžti. Tai Windows Phone'as man iš tikrųjų leidžia viską matyti vienoje vietoje ant pagrindinio ekrano. Aš visą laiką galiu būti įvykių sūkuryje ir svarbiausia, nuolatos palaikyti ryšį su savo draugais, kolegomis, ir kartais šeima. Mano kiekvienas rytas ir bet kokia laisva minutėlė prasideda taip vadinamam people hacker, kur aš turiu visus savo
draugus, visus kontaktus ir visus socialinius tinklus. Aš vienoje vietoje vienu metu galiu sekti atnaujinimus iš visų mano turimų socialinių tinklų. Man nereikia vaikščioti po atskiras programėlės, ieškoti pirmyn atgal ir taip toliau. Na, aš viską labai paprastai matau ir galiu tiesiai šiandien pakomentuoti, palaikinti ir taip toliau. Na, o artimiausius draugus aš laikau grupėje, nes su jais dažnai tenka pabendrauti, susibėgti. Turiu vieną sumanymą šiam vakarui. Na gerai. Viskas aišku. Tai va, tai sumanymas geras, pažiūrėsim, kaip į tai sureaguos. Ir toliau, studijos. Jo, tai irgi dar nemaža dalis mano gyvenimo. Su draugais vėlgi, kad optimizuoti resursus, mes susėdame bendrai ir rašome užrašus kartu. Tam dalykui naudojame debesų saugyklą SkyDrive ir įsidedam dokumentą ir tiesiog vieną paskaitą vienas nueina, kitą paskaitą kitas nueina ir tokiu būdu galime į vieną dokumentą redaguoti keliese iš kompiuterio, telefono ar kitų įrenginių. Panašu, kad sekantis žingsnis bus mano. Tvarkoju, matosi, kad tinka sumanymas visiems, dėl to nepykite velį, bet man vėl reikės išlėkti, su draugais pašoksim iki trakų. Pasinaudosiu vieną iš lietuviškų programėlių. Ir pasižiūrėsiu, ar dar šiandien turim autobusų nuvažiavimą iki Trakų. Tikrai maršrutų daug. Manau, šitas bus tinkamas. Važiuosim. Na, žinoma, kai jau susėsim, kai pradėsime važiuoti, tada pereisiu prie pramoginės dalies. Šiandien man niekaip iš galvos neišeina viena YouTube daina. Todėl aš ją prisikabinau netgi ant savo pagrindinio ekrano, atsidarysiu, pasileisiu ir ramiai sėdęs pagalvosiu. Vis dėlto šiandien graži diena. No space to rent in this town. You're out of love.